Sveiki, mėlyji. Nežinau jau kiek kartų aš esu rašiusi tuos įrašus apie bioenergetiką ir ką aš darau, bet žmonės tikrai matau, kad labai domina šitas rytis ir vėl stengiuosi jums pasakoti apie tai. Klausėt įvairių dalykų, kada, kaip aš pradėjau gydyti. Tiesiog tai yra paveldima. Tai yra tiesiog giminės tokie genai, turbūt eina ir žinot, ir mano močiutė gydė. Ir mano vaikai turi tą, ir anūkai, daugiau mažiau, kas daugiau ekstrasensika, tokia jiem atitekę. Kitiem būtent gydymo energetika. Anūkas dirbęs yra su manim, tiesiog tie, kurie čia mane žiūrit, aš žinau, kad daug kas yra jau pas jį ir buvę. Ir sūnus yra dirbęs su manim, bet tai sunkus darbas ir jisai kol kas atsisakė ir dirba bile ką tik tai ne šitą, nes tikrai labai sunku dirbti su žmonėm, labai senki, labai atiduodi daug. Anūkė labai viena domisi ir tikiuosi, kad perims iš mane šitą ir praktiką visą, nes aš neilgamžį. Vieną kartą ateis tas laikas, kad nutruks mano nauji įrašai, žinokit, kad manęs nebėra. Bioenergetikai negyvena labai ilgai ir žinot, bet jeigu Dievas davė tą dovaną, ar kaip ją pavadinsi, tai reikia tą ir daryti, ką tau kokius talentus davė. Jeigu gerą klausą, tu esi muzikantas, gerą balsą, esi dainininkas, žinot kaip yra. Ir reikia eiti savo tuo likimo keliu, kur tau tuos duomenis, ką gavai, atsinešti ir visi žiūrėkit, neklausykit tėvų ten ar senelių ar ką, kad daktarai gerai uždirba, ar ten eikit į architektus ar advokatus, ar į, žinot, kažkokius tai juristus, ten irgi pelningas darbas, bet jūs jau nekęsit. Susituri be galo depresuojančių daug žmonių, kurie nuėjo iš tuo keliu, įsiūlyti tėvų, serga visokių, lygiai ar anoreksijų, depresijų, visiškas degradavimas tampa žmogaus ir vietoj to, kad norėjo sukurti savo vaikam saugią tokią finansiškai ateitį, pasmerkė juos be proto didelim kančiom ir visiškų degradavimo asmenybės. Tai yra neįimas savo keliu. Tai ir aš einu savo keliu, ką man Dievas davė tas rankas, kurios gali padėti žmonėm gydyti. Ir kartais labai pavargstu ir galvoju, už ką Dieve nubaudė mane tiek sunkių darbų. Vien bendravimas, žinot, su sergančiais žmonėmis, sekusiais, nelaimingais, tai yra labai sunkus dalykas. Ir aš tai anūkiai, kuri dabar pasiryžusi kartu su manim dirbti, nežinau, kaip jinai atlaikys visą tą. Žinot, aš praėjau keletą metų, kol aš atradau tuos visus dalykus, kad kaip juos daryti. Turėti energiją ne vien tik tai, kad ją turi ir tu galėjau kažką tai viską ten burtų lazdelę pamojai ir tu viską padarėjai. Ne, mėlyje, taip nėra. Yra energijos, yra net spalvos energetinių, kaip auroj, visa vaivorykštė, visos karminiai sluoksniai ir karminiai ir ten psichinės visos auros sluoksniukai turi savo atspalvį ir gydymų srovė. Jeigu tu esi apdovanotas, tu gydai spalvotą energiją ir tai reikia mokėti ją valdyti, reikia kombinacijas daryti, reikia kelias spalvas imti, žalia dezinfekuoja, raudona atstato, violetinį, kas moka projektuoti, tai gali tik tai sunaikinti vėžinės ląsteles. Žodžiu, tai yra gana sudėtingas procesas ir reikia viską taip pat išmokti, sunku atrasti tą. Mano močiutė, kuri gydė, mirė tada, kai mano mamai 14 metų buvo.
aš jos nemačiusi. O mama labai turėjo tokį karminį dalyką, jinai labai pyko. Pyko ant savo mamos, kad ji visą laiką praleisdavo ne su jie, ne jie atidavė, o atidavė kažkam kitam, atidavė. Už našlio buvo ištekėjusi, atidavė svetimiem vaikam, 5 mažiem vaikam. Ir pasigimdė dar mano mamą. Ir mama buvo tokia, žinot, nusivylusi, labai nusistačiusi tiksliau prieš šitą darbą, prieš šitą pagalbą žmonėm, nes jinai vaikas būdama negavo to dėmesio, tos meilės ir jinai užsiblokavo. Jinai, pavyzdžiui, per mamą, galima sakyti, peršoko ar kaip, jinai negydė. Ji turėjo stiprią intuiciją, nuojautas, viską jinai turėjo, bet jinai užblokuota buvo. O kaip aš pradėjau, tai iš vis mane jinai, močiutė gydė smetonos laikais, tais prieškariniais. O mama, aš gimiau pokariu. Ir žinot, ir mama man visiškai uždraudė, nes tada tokius žmonės išveždavo tyrimams į Maskvą, į kažkur tai, ir žinot, ką buvo su jais eksperimentai, žiaurūs daromi. Ir aš lygiai pat nepriklausomybės pradžios šitas slėpiau. O paskui pradėjau, mama irgi prieštaravo, nereikia, jinai baisiai, tai buvo pasiekmė jos mamos. Ir jinai, kam tau reikia, žodžiu, ar tau čia, manai, bus dėkingi, už dyką daryti negalima, nes jau taip žmonės serga, kad turi karminių skolų. O jeigu tu už dyką gydai žmogų, kad ir minimaliai imdama, aš žinau, šarlatanai ima po 150 už seansą, pas mane 3 mažiau, bet žinot, ir tai, žmonės tikisi, kad čia visai, žinokit, taip negalima daryti. Aš jeigu noriu padėti žmonėm, aš negaliu dar daugiau jiem pakenkti ir visiškai už dyką, žinokit, niekada nesutikit nieko priimti, nieko, absoliučiai nieko. Jeigu gauna dovanų ten, net ir tai sakoma, kad tu nors centą duok ten, kai už katras dovanas reikia duoti taip. Ir žinot, ir su karma neprižaisi, jinai vis tiek savo padarys, atims ar apdovanos. Čia jau yra likimas toksai, kad neprižaisi, ten yra labai kietos, griežtos taisyklės, nieko nepadarysi. Tai tiek apie tą gydymą, apie mano istoriją, kaip čia atsirado, tiesiog paveldima yra, tai tiesiog truputį esam nenormalūs, truputį kitokie. Ir ta šeima, ir mano vaikai, ir mano močiutė, čia tokia, žinokit, istorija, kad mano močiutė buvo senmergė, tai vadinama, ir ją apženino su tais našliu, su 5 mažais vaikais. Jos sesuo ir brolis, kurie taip pat turėjo šitą dovaną, ir taip ir numirė senbernis ir senmergė, nes nenorėjo sukurti šeimų. Per daug buvo rizikinga, kad paveldėtų tą, ką turi. Nes tai yra, žinokit, patikėkit, labai baisu matyti, jausti visus tuos dalykus, ką jauti, ką pasaulis išdirbinėja, ką jauti globaliai, visus dalykus, lygiai tokių dalykų, kad aš naudoju įvairius metodus darbui su žmonėm, netgi tarų kortos pas mane, ne taip, kad tarų kortos. Vien balsas mano jau jisai vibracijom žmogui padeda, gydo, jį mobilizuoja. Korta, žinot, kaip yra, žiūri žmonės, kur nežino kaip, lipa sienom, jiem labai blogai, ieško kažkokių patarimų, išeičių kažkur. Žinokit, tai yra psichologinis dalykas ir vien raminamas balsas, vien pozityvas ir tai irgi mistika, tai užkalbėjimas, galit vadinti kaip nori, pavadinimų čia visokių gali būti tam ir nuteikia, tai kaip gydymo seansas, kaip pas brangų psichologą, kur
ką paklausys, kad tu ten išsiverki, 100 eurų paims, tai čia nemokamai. Tai tie tarot kortos pas mane, žinokit, aš ilgai nesiryžau jas rodyti, mano keli metai buvo be šito, paskui pasiryžau, aš radau nišą, kur aš galiu ir per čia padėti žmonėm. Ir jiem nieko nekainuos. Aš gavau tokių, kad čia, oi, čia brangu, man čia reikia pagalbos, o čia tik tai pinigų, žinai. Tai vat net įrašiau kelis tokius trumpus įrašėlius, kam reikia pasiieškokit, kur gydymas. Irgi ten visai neblogai žmonės pajunta tas srovės net ir per įrašą. Aš neištobulinu to ir man gal reikėtų ateityje tą padaryti, bet aš, žinot, visiems nelabai ryžtuosi. Už tai ten, kad neperkraučiau, pirmas dalykas nepakenk. Kad neperkraučiau, jie labai trumpi, galite keletą kartų išklausyti, pražiūrėti tą įrašėlį, bet reikia šitą daryti individualiai, aš prieš tą masišką tokį. Tie trumpi užkraudinės, bet jie neperkraus, nes perkrauvimas viskas, kas per daug, tai šilauk. Tai irgi yra traiškančių, ardančių ir tai yra labai, žinokit, stipru ir trumpas padės, atsigaus žmogus, jisai sustiprės gerai viskas, bet reikia dirbti individualiai su žmogum. Elektroninis paštas visur mano paduotas, kad rašykit bioenergetike.birute@gmail.com ir po kiekvienu įrašu įkrauta ir jeigu jau bus bėdos, net ir čia atostogaudama vienam kitam taip pat padedu ir dirbsiu, kol aš gyva būsiu lygi paskutiniais savo gyvenimo minutės. Manau, toks kryželis, kurį nešu. Aš pusiau gyvenu Lietuvoje, pusiau Kiprė, kur turiu namus ir ilgus tuos šlykščius rudenius ir pavasarius praleidžiu čia. Tas man duos ilgesnį gyvenimą ir žmonėmis reikalingas. Ir aš nebadauju, ant to užsidirbu, ant to galiu savo leisti ir čia atskristi pabūti ir namuose pabūti ir čia galiu dirbti. Ir kad ir tom kortom tas individualus būrimas irgi, žinokit, jisai taip pat žmogui, žinot, kai pasimetė žmogus neturi kur eiti, nežino kur eiti ir jisai randa patarimą. Patarimą tokį, kur su ekstrasensika, su jo pajutimu, jo energetikos, jo galimybių, jo galbūt kelių, galbūt kažko tai atverta akis ir tiesiog duoti tą dozę jėgos, kad save pergalėt, pakilti iš tos duobės, kurioje dažnai žmogus dabar šiais laikais būna įkritęs ir viskas gerai. Tai va, kiek aš jums dabar pripasakoju apie viską, aš, žinot, nedarau jokių scenarijų, sėdu ir šneku ir iš širdies viską ir nesu jokia aktorė, jokia artistė, matot, kaip aš paprastai ir tas kortas buriu ir bet kokį įrašą jums darau. Ir tikiuosi, kad kai ir manęs nebus šitie įrašai, ilgai suksis kažkur eterį ir žmonės galės žiūrėti. Nesu jaunas žmogus ir mano amžiaus jau daug kas nesulaukė, žinot, ir labai džiaugsiuosi, kad galėsiu net ir, kai manęs nebebus, išėjus būsiu ir tie įrašai jums padės. Linkiu jums save rūpintis, turėti ryžto, drąsos, džiaugtis gyvenimu. Praeities nebėra, mėlyjeji, nesigraužkit niekada dėl praeities ir ateities nėra, nebijokit jos. Nesigraužkit dėl praeities, nedrebėkit dėl ateities, gyvenkit dabar. Ir dabar gali būti, visada žmogus dabartį stovi tokiai kryžkeliai. Jis gali eiti į tą pusę, tiesiai eiti. Jis gali visur, tik negali grįžti. Ir jisai gali pasirinkti savo daugybę, kelių 10, 15 į priekį yra. Ir
kuris pasirinks, kaip jisai užprojektuos tą savo ateitį, taip yra. Jūs neįsivaizduojat, kokios jūsų stiprios yra mintys. Jeigu jūs pasakysit taip, kaip su kumščiai į stalą, man reikia taip. Ir taip ir įvyks, žinot. Jeigu bijosi, baimės įvyks. Įsipildys to, ko bijot. Jokių būdų niekada nebijokit ir savo nesuprojektuokit blogos ateities. Tai yra pats blogiausias dalykas, kurį sakau pastoviai visur, net ir tuose tarų kurtuose, kur tik tai sakau. Mėlėji, nieko man nereikia, kad karminių skolų už dyką gaudami mano įrašus, žiūrėdami kortų būrimą, neliktumėt karminiai skoloj. Aš patariu, net kartais man net ir gėda patarinėti ir sakyti, lyg atrodo išmaldos prašyčiau. Čia dėl jūsų. Dėkit laikus, prenumeruokit. Tai bus, jūs neliksit skoloj, nes nieko už dyką negalima gauti, net ir šitų nemokamų įrašų, žinokit. Reikia mokėti už viską būti dėkingam, tada likimas, karma jūsų tikrai jums ne iš kitur kažkur nepaims. Čia ne žaidimai, čia yra rimtas. Ezoterika tai yra toks daug kam mįslingas dalykas, bet jisai realus. Tai tiek daug vėl pripasakojau jums. Labai karšta, mėlėji. Lysiu į jūrą, dabar dar šilta, Kipre visą rudenį maudausi ir tas duoda man daug sveikatos ir parvešiu save labai stiprią vėl į Lietuvą lapkričio pabaigoje ir vėl dirbsiu visą žiemą. Tai o kol kas tai labai puikiai tą darau per foto ir žinot, kad padarau viską per foto, tą patį net koduoju nuo alkoholių. Tai va, labai malonu, kad esat su manim, dėkui, kad žiūrit ir labai dėkui prenumeratoriams, tai yra mano grupė, tai mano draugai, tai mano visi artimieji, esat man labai brangus ir aš dėl jūsų tą ir darau. Iki pasimatymų.